Sveiki, vaikučiai, šiandien aš jums paseksiu labai baisią pasaką apie vieną dzieduką, į kurio cepelinų gryčią mes buvome užsukę. Tas dziedukas labai gudrus, dar mums neprisėdus prie stalelio pradėjo girtis, kad pas jį buvo užsukęs kažkoks užkalnis ir labai jo maistą gyrė. Ir vaikučiai, mes tik pamatę meniu kainas supratome, kodėl dziedukas tas pasakas visiems seka. Tik įsiklausykit, vaikučiai, kaimiška kopūstienė be gabaliuko mėsytės 6 eurai. Ir priminsiu, vaikučiai, čia ne Palanga, ne Basanavičiaus gatvė, o Prieski šaltibarščiai su šiek tiek rapuku ir visiškai be kiaušinio taip pat, vaikučiai, kainuoja 6 eurai. O dzieduko išgirta naminė gira tai toks tamsus beskonis birzgaliukas. Dziedukas, vaikučiai, labai gyrė savo cepelinus. Nors, vaikučiai, jie ir buvo šiek tiek didesni nei vidutiniai cepelinai, bet dziedukas už vieną cepeliną paprašė iš mūsų 8 pinigėlius. Atspėkite, vaikučiai, kiek kainuoja štai toks vištienos kepsnys. Vaikučiai, neatspėsite nei jūs, nei Palangos verslininkai. Nes cepelinų gryčioj šis kepsnys kainuoja 18 eurų. Taip, vaikučiai, 18 eurų už valgyklos lygio kepsnį. Ir vaikučiai, greičiausiai čia tai brangu tik dėl to, kad yra galimybė pasimaudyti kūdroje arba pasižvalgyti po vištų fermą. Tad vaikučiai, kaip manote, ar nereikėtų šios cepelinų gryčios pervadinti į Gobšuolio gryčią?